Rytas daugeliui prasideda nuo kavos puodelio. Vieniems tai būdas pabusti, kitiems trumpa pauzė ar ritualas. Bet ką apie mūsų kavos įpročius mato tie, kurie ją ruošia kasdien? Apie kavą šiandien kalbame su 4 baristomis. Man kava yra ritualas. Nepasakyčiau, kad aš privalau gauti kofeino dozę ar surinkti kažkiek, kavos puodelių per dieną išgerti, bet man yra pats tas ritualas ir šiaip atmosfera labai daug kas sukuria. Namuose mes gerdavom iš vis ten, kažkokią iš parduotuvės pirktinę ir užpiltinę. Tada atsirado aparatas, tada atsirado pupelės, dabar jau ir man juoda kava skanu, kartais net 2 espreso patinka. Kuo daugiau apie kavą sužinai, tuo labiau pradedi jausti skirtumus. Nuo pupelių iki paruošimo būdo. Nuoširdžiai man vis dar atrodo po tų 4 metų, kad aš turiu dar mokytis. Čia labai kintantis dalykas, kur ne tik nauji trendai ateina, bet ir atsiranda nauji paruošimo būdai, bet apskritai ir kažkokį pamatą stiprų turiu, kur visą gyvenimą nešiuos ir galėčiau kitiem papasakoti tenais tas pamatinės žinias, tai sakyčiau, per 4 metus visai prisikaupė. Yra mokslas. Ta prasme, aš tai manau, kad kavos ruošimas tiek pat kiek bet kokio kito darbo dirbimas yra, tu turi išmokti tam tikrų dalykų. Kava yra menas, bet ir biški mokslas. Man labai nepatinka kavą matyti kaip kažkokį dalyką, kuris turi taisyklės ir turi kažkokias procedūras, bet pavyzdžiui, espresas turi laiko rėžį, turi kažkokį ir svorio rėžį, į kurį reikia įtilpti. Kava yra tas draugas, kuris kartais labai užknisa, bet kaip tas geriausias draugas. Kava yra tavo geriausias draugas, realiai, kuris kartais labai užknisa, bet tau jo reikia. Už geros kavos puodelio slypi ne tik pupelės, bet baristos žinios, laikas bei patirtis. Vis dėlto klientui svarbi ir kaina. Tai kas šiandien nugali? Pigesnis puodelis ar kokybė? Dažniausiai šiaip visi linksta į kokybę. Tas kainos pasikeitimas, sakykim, kad ir iki 30 centų neskaičiu, kad labai stipriai reaguoja. Galbūt kiek kartų tas pats žmogus ateina ir skiriasi, nes, anksčiau gal skaičiu, aš pamatyčiau tą žmogų 3 kartus, dabar aš matau jį 2. Vis tiek nors vienas kavos puodelis dienoje yra išlikęs. Iš klientų, kiek pastebėdavau, pavyzdžiui, kad tikrai žmonėms labiau rūpi kokybė. Būdavo replikų, tai čia pakėlėt kainas, tai čia eurų pabrango, bet vis tiek pirkdavo. Nes, bet čia irgi gal priklauso, nes jie buvo pripratę prie tos kavos, jie žinojo, kad gera kava. Aš jau labai gerą baristą tai jau laikau, kai sklandžiai geba papasakoti apie, jaučiamus poskonius kavos ruošimo būdą, nes priklausomai nuo to, kaip tu tą pačią kavą, tas pačias pupeles ruoši, tas skonis gali būti skirtingas. Tai jeigu geba apie tai papasakoti. Gera barista būtų ta, kur tave mato, tu ateini ir jauti kažkokį nuoširdų connection. Gali būti pavargęs už baro, bet vis tiek turi kažkokį žmogišką kontaktą bandyti palaikyti. Aš gal ne visą laiką atrodysiu labai šilta ir labai maloni ir ten ateisiu ir pačiučiuosiu tave. Bet man atrodo, kad kavos puodelis yra tas, kas tave čiučiuos. Nes tu atėjai pabūti su ta kava, tu ateisi pabūti ne su barista, tu atėjai jam būti malonus, aš tau maloni. Mes apsikeitėm tais malonumais, tu užsisakei, aš tai priėmiau ir aš tai palieku su tavo kava. Aš esu tas mediatorius. Ir tada esi tu ir tavo kava. Tai aš manau, kad gera barista yra tas, kuris sugeba paruošti taip, kad tu ir tavo kava būtų kartu. Ir kad ta kava atliktų tai, ko tu nori. Manau, gera barista yra žmogus, kuris gali parekomenduoti, pasiūlyti ir be abejo maloniai bendrauti ir aptarnauti svečią. Džiugino labai, kad yra daug žmonių, kurie nusimano apie kavą. Ir pavyzdžiui, būdavo iš tikrųjų, kur žmonės net prašo, kad pavyzdžiui, pupelių jiems nemalti, nes jie namuose mėgsta susimalti, užsiplikyti, ten per filtrą pasidaryti tą kavą. Kitoj kaviniai ten daugiausiai eidavo visi gėrimai, kurie atrodo gražiai Instagrame arba mačia. Ten nelabai buvo iš tikrųjų orientuojamasi į rūšinę kokybišką kavą. Tai tokie ateidavo klientai. Bet pirmoji vietoje, kur dirbau, tai nusimano žmonės, dauguma nusimano. Kiek dirbu ir jeigu kava nėra susijusi su branču, ta prasme, tai jinai yra labai toks laikas sau,
Nes dažnai žmonės ateina su knygom, labai dažnai žmonės ateina su kažkokiu savo darbu, sakykim, kad ir ten būtų ar darbas, ar universiteto kažkokie reikalai, ar šiaip asmeniniai, bet jie su ta kava dar ir dirba, bet ir tokį laiką sau skiria. Aš dažniau pastebiu, kad lietuviai tokie šališki šitiems dalykams, jie labiau greičiau pasimsiu, greičiau išeisiu. Aišku, būna išimčių be abejo ir labai smagu pakomentuoti žmonėms, kurie ateina ir papasakotų daugiau. Aš manau, kad lėtas tas yra ritualas, toksai susitikimų labiau. Atrodo kava tik gėrimas, bet iš tikrųjų už jos slypi kur kas daugiau. Mūsų įpročiai, pasirinkimai, skoniai ir žmogus, kuris tą puodelį paruošia. Baristas kasdien mato, kad kiekvienas kavą geria savaip. Vieni skuba, kiti sustoja, vieni ieško skonio, kiti tiesiog akimirkos savo. Gal todėl kava taip lengvai tampa mūsų dienos dalimi, nes kiekvienas joje randame kažką savo.